Seime manoma, kad norint spręsti gimstamumo problemą Lietuvoje, tai reikia sumažinti kartelę daugiavaikėms šeimoms ir keisti iš esmės jų sampratą. Siūloma, kad daugiavaikėmis šeimos būtų vadinamos tuo atveju, jeigu turi 2 ir daugiau vaikus, nors šiuo metu šeima turėtų turėti 3 ir daugiau vaikus, kad būtų vadinama daugiavaikė. Visgi parlamentas, registruodamas šį naują daugiavaikių šeimų sampratos siūlymą, nepaskaičiavo, kiek reikėtų skirti daugiau išmokų šiom daugiavaikiam šeimom. Jų manymų tai turėtų daryti vyriausybė. Aš manau, kad tai yra absoliučiai niekinis pasiūlymas, kuriam niekas nepritars, nes tie, kurie moka skaičiuoti, tai jie matys, kad tada tas biudžetas atiduos visus pinigus čia, o iš tikrųjų tie pinigai turi keliauti ir dar į krūvą vietų. Kaip daugiavaikė mama galiu pasakyti, 2 vaikus auginti, tai ne 6. O pagal praėjusių metų statistiką vienai šeimai atitenka apie 1 vaiką, o tokių šeimų, kur vaikų yra 3 ir daugiau, yra tik apie 7–8%.